Seimas šią savaitę svarstys rezoliuciją raginančią stabdyti aplinkos ministro Simono Gentvilo skubos tvarka inicijuotą valstybinių miškų urėdijos pertvarką į akcinę bendrovę, kuri iš esmės pakeistų valstybės miškų politiką. Valstybinių miškų urėdijos pertvarkymą į akcinę bendrovę planuojama įgyvendinti iki 2024 metų gruodžio. Mūsų vyriausybė pradėjo aktyvų valstybinių miškų urėdijos aktyvią pertvarką, siekdama, pateikė įstatymų projektų paketą, sudarydama prielaidas, sąlygas valstybinių miškų urėdiją pertvarkyti į akcinę bendrovę. Aišku, originalu yra tai, kad tai yra remiamasi ekonominių bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos EBPO rekomendacijomis, kuriuose buvo nurodyta, kad reikia peržiūrėti valstybinės nuosavybės objektus. Tačiau įdomiausia tai, kad pateikiant šitą citatą aiškinamajame rašte ir citatą iš vyriausybės patvirtintos programos yra nepateikta tos citatos pabaiga, kuriame parašyta pertvarkyti tas valstybinės įmonės, kuriuose valstybės dalyvavimas nėra būtinas. Tai šiuo atveju vyriausybė ėmėsi labai aktyvių veiksmų, nustatė tik 5 dienų darbo dienų terminą pastabom pareikšti, nurodydama, kad tas didžiulis įstatymų paketas, ten turbūt 5 įstatymų ar daugiau pakeitimai, kad negavus pastabų į jį bus laikoma, kad tom pastabom yra pritariama. Taigi situaciją turime tokią, kad yra bandoma iki rinkimų kaip nors pertvarkyti valstybinių miškų urėdiją į akcinę bendrovę. Ką tai daro? Tai daro tai, kad, matot, valstybiniai miškai, bet kuriuo atveju visada turėjo tokią ir socialinę, ir aplinkosauginę funkciją. Tai yra neatskiriama visos miškininkystės dalis, tradicija ir taip toliau. Tai yra daugybės metų įdirbis. Šiuo atveju bandoma miškininkystę, tai yra valstybinių miškų urėdiją, paversti išskirtinai biznio įmonę, atskiriant nuo aplinkosaugos. Tai reiškia, kad jų pagrindinis tikslas tampa pelnas. Todėl tai aš manau, kad tai yra be galo žalinga Lietuvos miškams. Šita iniciatyva yra parengta iš aplinkos ministerijos. Mano nuomonė, tai yra visiškai akivaizdus lobistinis, kaip sakant, produktas. Visiškai akivaizdus lobistinis produktas, kadangi pats valdymas pasidaro vėliau per valdybas, kurios anksčiau ir vėliau, kaip mes puikiai suprantame, akcinė bendrovė, jos akcijos iškeliauja į privačias rankas. Tai yra pradžioje jos gali priklausyti valstybė, vėliau jos yra privatizuojamas vienokiu ir kitu būdu. Ir aš manau, kad toks privatizavimas greičiausiai jau yra numatytas, suplanuotas, bandant tokiu būdu paversti, tai yra, kaip sakiau, išskirtinai pelno siekiančią įstaigą ir įmonę. Manau, kad šis klausimas gali tapti vienu iš labai įdomių ir kertinių ateinančių rinkimų metų, kadangi tai gali iškilti, kaip sakant, pasirenkant politinių partijų rektoratą, mes tapdami rektorato dalimi, norėdami pasirinkti politinės partijas, turbūt turėtumėm šitą klausimą kelti. Ar mes norėtumėm vis tik tai, kad valstybinių miškų urėdija būtų paversta akcinė bendrovė. Tai yra šiuo atveju einant į valstybinių miškų funkcijos pakeitimą. Konstitucijos 54 straipsnis įpareigoja valstybę rūpintis natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūrėti, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Miškų urėdijos pertvarka į akcinę bendrovę galimai pažeistų šias nuostatas.